Mane svaigino Ksanto, vejančio Achilą, pyktis, žiaurus Hefaistas, puolantis ugnim, nutukę unguriai ir žuvis, apspitę graikų ir trojėnų kūnus. Ir mėlyno dangaus švelnus artumas man rodės, kad aš begaline alėja, erdvėm žvaigždės po kojų sėja. Didėjančių skausmų užlieja, platus kaip naktis jo rugsėjas. Ir aš einu begaline alėja, erdvėm žvaigždės po kojų sėja. Dar žemė saulės vaisiais trenkia. Dar šalno sodų lapais krenta. Aš ištiesiu į saulę ranką, bet paliečiu tik tai rugsėjį. Ruduo, 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 ir pajusti tą tikrą ryšį tarp lietuviško žodžio ir to, reiškiasi, jūsų sielų šauksmo. Jis, kai susišaukia eilėraštis su jūsų mintim, kažkokiais išgyvenimais, tai yra pati geriausia simbiozė, pats geriausias būdas patirti tą malonumą skaitymą ir poezijos. Tai geros kelionės jums ir pasimatysim. Alfonso Nykoniliūnos eilėraščius deklamavo, skaitė Utenos kultūros centro jaunimo teatras Atbulai. Jei būčiau gimęs prieš 1000 metų, negalėčiau sakyti, kad gimiau per anksti. Žolė ta pati, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats, tarp vergų visados pasitaiko Spartakas. Jei gimčiau po 1000 metų, negalėčiau sakyti, kad gimiau per vėlai. Žolė ta pati, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats. Niekados nebūna laisvės per daug. Todėl mes neturime teisės sakyti gimiau per anksti ir neturime teisės sakyti gimiau per vėlai. Mes visados gimstam pačiu laiku, tik mirštame. Mes galim rinktis prekę parduotuviai. Kavinėse mums paslaugoms meniu. Kelionėje rinktis laivą ar lėktuvą, net žmogų galim rinktis tarp žmonių. Mes galim rinktis manieras ir stilių, viengungiais būti apsikraut vaikais. Mes galim rinktis triukšmą arba tylą, rimtai gyventi, užsiimt niekais. Mes galim juoktis, galime raudoti ir žemintis, ir elgtis išdidžiai. Mes galim priešintis ar pasiduoti, net mirti gali pasirinkti savižudžiai. Mes galim tą atmest, o tą priimti. Ir ką parašom, galime ištrinti, bet mes negalim, kada norim gimti. Ir motinos negalim pasirinkti kitos gimtinės. Jinai viena, jos niekas neatstos. Ji mūsų meilės ir kančių šaltinis. Kas ją praras, neįsigys kitos. Tu viską, oi viską, seniai pamiršai, nepraveri vartų, laiškų nerašai. Ir sugriauk visus tiltus, kelius išardyk, vien taką per kopas, maldauju palik. Sugriauk visus tiltus, kelius išardyk, vien taką per kopas,
maldauju palik, toli ten už jūrų, už marių plačių, sviruoja pušelė, viena tarp smilčių, iškirsk visą girią, ką nori daryk, tik mažą pušelę, maldauju palik. Iškirsk visą girią, ką nori daryk, tik mažą pušelę, maldauju palik. Tu viską, oi viską, atimk iš manęs, mėnulį ir saulę, laukų ramunes, atimk man ramybę, žuvėdra suklys, tik meilę vieną, maldauju palik. Atimk man ramybę, žuvėdra suklys, tik meilę vieną, maldauju palik. Riešutinė ir klajok išeisiu po dumtynę. Kožną žemės pėdą pabučiuosiu, kiekvienoj troboj pasisvečiuosiu, su visais dalgelį pievą įtrauksiu, su visais iš pusrytėlių kantriai lauksiu, sužinosiu, ką galvoja lankos, gojai ir kodėl tu šiąnakt nemiegojai, o paskui širdį sudėsiu dainą, lai ir ji kaip aš ir svietą eina. Žolės neliko, neliko medžių, ką mes iš nieko paimsim pradžiai, kur prisiglausim, kur pasidėsim, kaip mes iš nieko viską pradėsim. Virš pliko lauko plaukia mėnulis, virš begalybės visiškas nulis. Galvą įkišiu į liūto žodis, dramblį šokinsiu, josiu ant tigro, neprijaukintas paliks tik žodis, jį bus nelengva atvesti į cirką. Jis nenorės balansuoti ant lyno, nei rankomis vaikščiot, nei žongliruoti. Žodis poetą dažniau šokina, negu poetas šokina žodį. Todėl neveskim žodžio į cirką, tegul sau pievose ganosi žodis. Dramblį šokinkim, jokim ant tigro, galvą įkiškim į liūto žodis. Verkia vidurnaktį vaikas, kažkur už sienų storų, taip tyliai, taip gailiai verkia. Kas jam yra? Gal nesveikas, gal sapnas baisus jį išgąsdino, taip tyliai, taip gailiai verkia. Gal bijo tamsos tas vaikas, gal vienišas nykia naktį, taip tyliai, taip gailiai verkia. Nejaugi į mažą širdelę prasismelkia nuojautos klaikios, taip tyliai, taip gailiai verkia. Atrodo, sustojo laikas, ar jaudinas žemė visa, verkia vidurnaktį vaikas, taip tyliai, taip gailiai verkia.
Į šiaurę miškas, per pačią širdį, upės duburys, klevai ramybę, akteriai kaip žmonės, baltais vardais, paženklinę duris. Šį žemės dryžį man apčiulbėjo paukščiai, o rytą pasakiškai šaukia šuliniai. Ta vieškelio ranka, kur vedasi per Lietuvą, įduoda šventą šauksmą giminės. Langinėse ir kraiguose senolių laikas, sustingo skradžiai, persmelktas varpų. Dabar asfalto kvapas ir pražilęs dūmus, gyvybės teisę dalosi perpus. Šį žemės dryžį apčiulbėjo paukščiai, o rytą pasakiškai šaukia šuliniai. Ta vieškelio ranka, kur vedasi per Lietuvą, įduoda šventą šauksmą giminės. Jeigu man reikėtų kalbėti apie kokias 3 valandas apie romaną, aš norėčiau kalbėti, pavyzdžiui, 6 pamokas iš karto, visą pusę dienos, tai aš tada galvočiau, kokiu aspektu kalbėti apie Radzevičiaus kūrybą apskaitai. Ir aš jums pasakysiu, kokį aš daryčiau. Kai šiek tiek užaugi, kai pražyla ir slenka plaukai, tai aš suprantu Radzevičių kaip niekad kitų metų. Aš supratau, kad jis kalba apie skaudančią, nebylę sielą. Vienoje vietoje jo yra paminėta apie veikėją, kad jo sukaustytas skausmo nebyli siela. Ir aš taip galvoju, kad nuo pat tų pirmųjų novelių iki pat mirties eina ta tema – nebyli skaudanti siela. Apie sielą romano Vieškeliai pradžioje jau yra užsimenama. Tai jeigu mes prisiminsim, kad tai buvo išleistas kūrinys, pirma dalis 79 metais, tai arba cenzūra leido daug, arba Radzevičius buvo toks talentingas, kad prie jo prieiti nebuvo įmanoma. Visaip galima galvoti. Antra dalis, žinot, kad ne jo baigta Juozo Apučio ir sesuo Birutė su didelė meilė kalba apie Juozą Aputį, kuris čia važinėjo, rašė, kuris norėjo pagerti iš verslelės. Aputis buvo labai geras žmogus. Labai geras žmogus ir rūpinosi mūsų, jūsų Radzevičiumi. Kiekvienas Radzevičiaus veikėjas, ar tai būtų novelės, ar tai būtų romanas, yra paženklinti buvusio laiko, dabartinio ir būsimo. Tai yra bent tais laikais, o gal dabar unikalu. Radzevičius kalba apie žmogų ir staiga sako, praeis tiek ir tiek metų ir jis taip ir taip prisimins tą laiką. Vadinasi, dabar aš kalbu jums ir aš turėčiau dabar galvoti, eis pėstis namo ir galvos, sėdėjo daug žmonių, aš visiškai nesinervinau, viskas buvo gražu, Radzevičiaus dvasia. Taip kalba. Ar taip žymiai sudėtingiau, žymiai. Romanas išleistas 45 000 tiražu ir aš vis galvojau, ir anksčiau ir dabar, ar tikrai tiek žmonių Lietuvoje perskaitė knygą. Ir aš dabar, kai pasinau, tai tokio klausimo jau nebekeliu, nesuprantu, kad neperskaitė. Anksčiau dar būdavo, kaip perskaitė, leista. Skaityti labai sunku, tai yra darbas didelis, tai yra intelektualus darbas, ne šiaip savo. Onutė įsimylėjo ten kokį Petriuką, apsivedė, pasibučiavo, praėjo meilė panašiai.
žymiai sunkiau. Ir tie paprasti kaimo žmonės, kurie rodas, neįdomus, visiškai neįdomus, girtuokliai. Tai paskui moteris laksto, tai išgėrė patys nežino, kur laksto. Kai atsiveria jų sielos, tiek skausmo ten. O aš sakiau, tas skausmo siela yra nebyli. Žmonėm neduota išsikalbėti. O Radzevičius buvo tas rašytojas literatūroje, kuris sugebėjo juos prakalbinti. Už juos kiti pakalbėjo, monologai kažkokie. Tai beprotiškai gražu. Tai labai labai gražu. Ir aš visiems jums patariu, bus žiema, bus labai gražu skaityti Radzevičių. Turėčiau ne pats kalbėti, nevaizduoti, kad aš esu labai protingas, bet kad rašytojų kalnelį nuskambėtų Radzevičiaus keli sakiniai. Tai vienas sakinys bus iš novelės. Novelė labai graži tokia yra naktį. Naktį motina nemiega, suaugęs sūnus išėjęs, kažkur kavinės, dar kažkas nelabai smagu. Paryčiui policininkai praneša, kad sūnus yra suimtas, kad jis bus kalėjime, kadangi užimčia žmogų. Ir po tokio dalyko, po tokios nakties, Radzevičius į pabaigą rašo tokius sakinius, kurie yra labai gražus. Dabar tą sakinį. Motina sužino, kad sūnus bus kalėjime ir kad jinai bus viena. Daug jiems bus numegsta visokių drabužių. Jie plauks ir plauks, tik neskaityti laiškai. Guls priešais jį tyliai, be garso, kaip gulasi įskreita jos rankos nuovargio akimirkomis. Guls kažką jam šnabždėdami, kaip paskutinis tylusis sūnau, kaip prašymas neužmirš, kaip jos ilgas laukimas, kaip malda, kol pagaliau ją išgirs ir bus tokia akimirka, kai jis ims beprotiškai kūkčioti, šnibždėdamas, mama, kaip aš galėjau nematyti tavo šviesos. Visoj kūryboje, kalbėdamas apie sielą, nelaimingą, kokią ten sielą, jis visą laiką kalba ir apie šviesą. Ta šviesa visą laiką yra. Ir tai yra unikalu irgi, bet kaip gali būti. Na ir dabar baigiu ištrauką iš Priešašio vieškelio, kaip norima pasakyti apie veikėją Viktorą. Tai dabar aš labai ramiai skaitysiu ir iš vienos tos ištraukos galima sakyti, kad Radzevičiaus stilius yra unikalus ir kad aš pasiryšiuosi iki vidurmečio jums šnekėti, jeigu jūs norėsite. Kaip už menininką kalba drobės, skulptūros, už aktorių sukurtos rolės, taip už jį, jos skausmus sukaustytą nebylę sielą, kalbėjo pralekiantis pro šalį peizažai. Stulpai, namukai, stotis, miesteliai, medžiai. Kalbėjo traukė į save ir nešė keliais, kalbėjo nežinė. O beribei įveiktų atstumų plotai realizavosi kaip atskirtumo ženklas. Visos jo kelionės buvo vienas nepabaigiamas pasakojimas, su daugybė šauktukų, klaustukų, pauzių, turintis savo ritmą, tempą, greitį bei kulminacinius taškus. Bronius Radzevičius – unikalus, didelis, talentingas Lietuvos rašytojas. Ačiū jam. Va čia prieš Radzevičiui Bronį atidengė lentų ten gimtinė, kas buvo. Nu tai čia paskui buvo, čia va, tai kalbas panašios. Nu, tai pamačiau Stepų, nu jis taip kalbėjo daug ilgiau, dar dvigubai. Tai paskui einam į biblioteką, čia buvo, kaip saka, balius. Nu aš jam sakau, kaip jūs mokat kalbėti?
geriau negu vyskupas. O taip. Tai tikrai norėsim Birutę pašnekint. Atvažiavo tikrai su mūsų dideliu prašymu ir jos labai dideliu noru. Sakė, labai džiaugiasi, kad mes ją pakvietėm ir tikrai labai smagu, kad radot sveikatos, čia pabūt kartu su mumis ir pasidalint galbūt pačiais gražiausiais įspūdžiais apie brolį. Oi, viskas iškalbėta, atsidžiaugta. Ar čia Gerai, kaži, aigos sėdom, gerai? Aš moku dainuoti, pritart, va, kad nors. Brangus žmonės, brangus užraniškiai. Dėkoju, kad aš tiek matau veidų gražių. Noriu visus apkabinti, padėkoti už broliui, už sveikatą vyžonyse gautą, už viską. Palaikyk. Šitą, man labai yra sunku kalbėti, bet vis tiek noriu pirmiausia, kaip ir atsisveikinu jau su vyžonim, kol atsigulsiu prie brolio netoli. Nu ir, brangieji, ką aš pasakysiu? Pasakysiu tą, kad aš girdžiu balsą šitą šilę, kaip mumi vežė 45 metais. Gegužė 20 jau buvo po 20, mama mirė 20 po laidotuvių. Ir braniukas buvo 5 metų, aš 8. Man tėta pažadėjo, kad neverkčiau, kad jinai nupirks raudoną suknutę baltais taškiukais, o mama puodų nusipirko. Tai tada pečiaus paramino ir sako, tu neverk. Ko tau reikėjo, aš nupirksiu, kai mamos nebus. Man suknytės raudonos reikėjo su baltais taškiukais, o mama puodų nusipirko. Gerai, neverk, tik tu apsikabinom pečiaus pas dėdį, mes nupirksime. Tai braniukas labai žviegė čianai ant kapų, viską jam buvo baisu, kad pylė žemė mamytį, o paskiau, kad mum išveža nuo mamytės, jis neatsitraukė per naktį, su mama bėgojo lovytė, toj pačioj kaip mes mėgaudavom su juo. O paskiau o aš pas dėdį ant pečiaus su teta Verutė, šitą žino. Nu ir įsivežė ir va čia dabar jis ištrūko, jį vežė su medum. Mama turėjo medaus prie šito, prie lovos. Nu ir paėmė tų medų ir vežė. Jau, kad eitų jisai niekaip neėjo, draskė tėtas plėšęs, kad jo išvežtų iš tėviškės. Visgi išvežė. Ir va čia jis pabėgo šitą miškį, va netoli. Va čia važiavome, nepagavo, žviegė, draskosi, pro kapus važiuojam, jisai, man labai lengva šiandien žiūrėti. Žviegė ne tik, ir aš girdžiu jo dušę, kaip jinai čia dabar atdžiaugiasi, sakyčiau. Nu ir nuvežė pas dėdės tetas Mediniškios, pas namikus mamos seseris, brolius, ten didelė šeima buvo. Oi, kai buvo gera, viską. Pasiėmiau, kas buvo. Po visur po 3 metus iš viso gyvenimo. O gyvenimą sudėjau iš kiekvieno žmogaus paraidį. Nes aš buvau nemokytas žmogus, dajarka, nuostabus buvo. Kad aš Remeikio Surgailio ir papuolau šiton šeimon, mane gydė, gelbėjo, prašydavau, kad paliktų, niekomet nepaliko bėdoj, vien bėdos. Ir šiandien ačiū Vidutei Remeikieniai Audriui, kurio nebėra. Jinai nepalieka mane ne vienoj minutėj, dabar dėkoju Dangirutei, šitą viską ir dabar nabagė laiko. Visiems ačiū. Nu ir ką aš daug nekalbėsiu, atvežiau nuotraukų, atvežiau albumą. Nu ir viskas, nu čia man pučia vėjas, ten buvo, mokinaus iš vienų ramybės, o pas mum buvo nepriklausomybė, tėvelis buvo, negalima, mano tėvelis geriausias mokino šokti, nebuvo žemės žmogus, bet miesto žmogus. Vat pamatysit, mieste, kai gyveno, po skrybelių buvo lengviau, negu kad dalgė. Ir, tėvas mano brangiausias, dukra mano geriausia, žmonės visi. Visus myliu, bučiuoju, apsikabinu. O dabar Dangirutė turiu brolio atsisveikinimų laišką, kurį nerodžiau, melavau, prie smertį bijau numirti,
kad nieks nežinos. Dabar išduodu. Viskas. Dangirutė Dabar man užduotis yra perskaityti Broniaus laišką sveikinimo. Tai ne tokia lengva ta misija yra, bet susikaupsiu, pabandysiu perskaityti. Tai atsiprašau, visur skaityti be emocijos, nes taip didžiausia. Bet pirmiausia, tai noriu apie albumą. Čia turim tokį albumą, kuris dabar 35 metų gimimo. 1935 metų gimimo. Tai yra Broniaus ir Birutės mamos albumas, kuris vakar tik tai buvo prikeltas, Indra mums uždėjo viršelį. O šiaip visi lapai yra išsaugoti, tie yra originalai. Aišku, nuotraukos irgi yra originalai. Stengiamės sudėti chronologinę tvarką nuo mamos, tėčio ir, aišku, vaikai. Ir liko paskutinis albumo lapas yra skirtas Birutės šeimai. Tai, kas yra buvo brangiausia ir tai, kas yra užgyventa. Tai jeigu norėtumėt pažiūrėti, galėtumėm paleisti per rankas, kam įdomu, tai tikrai gali žiūrėti. O aš pabandysiu perskaityti Broniaus laišką. Nors vyras sakė man neskaityti. Tai gal, pabandysiu rodyti, kad galiu. Skaityti, tu viską gali. Man bet nosinės. Tai nieko negaliu. Nosinės vidut atnešk. Nosinės. Gal nebereikia. Nosinės apsėsti. Biški nors. Brangus draugai, dėl mano mirties nieko nekaltinkite. Tai baltoji liga. Šviesa tokia balta ir taip ateina. Pats tampu bekūnis, besvoris. O kiek ten? Myliu, bučiuoju jūs visus, džiaugiuosi jūs pažinęs. Sėkmės, mėly bičiuliai, ir žodžiai mums nebereikalingi. Beje, ir mano balsas jau nebe mano. Nežmoniškas, o iš kažkokios didžiulės, balta šviesa nutvieksta šviesos. Ten visa net pleška. Su meile. Ir prašau, jei kiek galėsite, neužmirškite ir mano šeimynos. Su dievišku šyptelėjimu išeinu. Nebėra nei laimės, nei sėkmės, laimės. Ir nepamirškite mano gimtos žemelės, Lietuvos. Ne vienas yra šitaip išėjęs, o liga ši plykstelėjo prieš patį mane. Bet argi tai vien liga, viešpatė? Tik kodėl neapsireiškimas? Mes dabar galime į pačius aukščiausius kalnus kopti, kur trupa ir šviesa ir žvaigždės. Raidžių beveik nebeižiūriu. Tiek čia gali būti tiek šviesos ir kodėl mes to nepadarėme. Ir to. Sudie, brangus bičiuliai, mano paskutinis noras. Gerbkite mano Genutę. Ačiū, Dangirutė. Ačiū. Dar aš galima vienu žodelį Dangirutė pasakysiu. Aš turiu broliuką, kurį auginau, mane mama vadino, nebeturiu. Jisai yra čia nuotraukos, antros mamos, man liepė mamą vadinti, bet buvo, žinot, antra, 3 turėjau jau mamas. Mama buvo mano tikra, o čia jau buvo Verutė, Kastutės. Ir jį palikau Vilniui, aš jo čia neatsivežiau, jis labai norėjo, jo tėvai čia guli, ir mama, jis buvo Diliutės sūnus, aš jį auginau ir jis labai vargo. Niekas neįsivaizduojat, kokie man matėsi vargai vaikų, kaip šitas vaikas buvo vargo, tai aš čia nebeturiu laiko pasakyti, čia reikia pažiūrėti. Ir labai sapnavau, kad jis nori man ką pasakyti. Brangieji, atleiskit, aš jums pasakau. Ir kažką nežinau, ką norėjo pasakyti mano draugė. Mirė, kur šiandien laidoja 13 valandą, kurios mes melžėm, jinai 13 metų, aš 16 po karvę atsisėdau, duoną užsidirbau. Ir viešpatį prašiau, taip dirbsiu, kad duonos turėčiau. Ačiū, turėjau visą laiką duonos. Ir šiandien apsupta visko. Labai tai aš norėjau Sauliuko paminėti, kuris vargo ir dabar tėvai, motinos, nepalykit vaikų, ne taip lengvai
garbė už viską. Kaip sunku vaikam be tėvų. Viskas, ačiū, atleiskit. Čia tie, kurie gal nežinote, kad Saulis buvo antrosios mamos ir jis metukų neteko mamos. Ir tas visas gyvenimas buvo gana labai sunkiai. Viskas. Rankas prie antakių pridėjo, nužvelgia paukštį iki pat. Aš jau nei svetimas, nei savas kaip rūgioj prieš aušriorasa. Iš jūsų vyzdžių iškeliavęs, išaugau jūsų akise. Iš jūsų vyzdžių iškeliavęs, išaugau jūsų akise. Tai pasiilgsta žalio atilsio, čia šunės ančioje šiltai. Žalsvo gintinės akvareliai, balti žmonių veidai. Gerai, ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Labai ačiū. Aš Silvestras Gimžauskas ir mano motina Liucija Gimžauskienė. Labai malonu, gerbėmieji svečiai. Jūs turbūt girdėjot, kad mūsų triobą išvežė į Rumšiškes, Lietuvos liaudies buities muziejų, kur dabar vyksta Dorovtorinė mokykla ir užsiėmimai. O mes kiekvieni metai spalio mėnesį sugrįžtam su sūnum į Kirdeikius, į tėviškę savo brangę, kadangi spalio 13 dieną jo ir gimtadienis. Ir kiekvieni metai vienokiu ar kitokiu būdu mes tengiamės grįžti į gimtuosius Kirdeikius. Ir man jau bus 180 metų. 25 metais, sūnau, dar negreit. Imam jūs čia, kur Breiva pastatė 37 metais, 1937 metais ir skyrė Silvestrui Gimžauskui. Šitie parapijos namai, jie buvo Silvestro Gimžausko vardu pavadinti. Ir čia buvo skaitykla, vyko koncertai, paskui buvo kultūros centras. Taip, kad vis tiek čia kaip ir mūsų, sakom, Silvestro Gimžausko. Ne mano Lietuva brangiausia. Myliu aš tave, myliu ko karščiausiai. Ir kalbą tavo kuo aukščiau statydams, ginu nuo priešo kaip tik įmanydams. Turim susėdus negero troškimo, kurie tik laukia mūsų pražuvimo. Iš 3 šonų kalbą mūsų spaudžia, kasa jai duobės, o lietuviai snaudžia. Ne tik tai snaudžia, bet ir tokių asti, kurie ir duobės dar padeda kasti. Ne tik kasuvis nenors kalbos ginti, bet dar susėdams padeda naikinti. Argi tai vienas ir šiandien lietuvis, kuriam netinka prigimtas liežuvis, kursai jau gėdis kalbos gedimino, toksai piktesnis dar ir už kaimyną. Saugok nuo ugnies ir tokių lietuvių, kurie savs ieško svetimų liežuvių. Kadaise labai senai Kirdeikių kaime gyveno tokia laumė. Turėjo 3 dukras ir 1 podukrų. Tos podukros kitaip ir nevadina kaip tik snūdžius. Išgalvodavo jai visokiausių darbų. Turbūt visi gerai žinom, kad podukrų niekas nemylėjo ir nemyli. Sugalvodavo kiekvienu kartu vis kitokiausių darbų ir vis kuo sunkesnių. Vienų dienų Nūdžiui pamotė įdavė išginti prie Pakato ežero gyvulių bandą. Bet galvoja, jinai sėdės, gyvuliai ganysis, o jinai nieko nedarys Nūdžius. Sako, įduosiu aš tau tešlos gniužulėlį ir vakare, pargindama man gyvulius namoliai, parnešk skanų pyragų iškepus. Paėmė našlaitėlė gniužulėlį tešlos ir išėjo. Išėjo, karvės ganosi, o jinai atsisėdo ant Pakaso kranto ir verkia gailiai. Verkia, ašaros byra į tešlos gumulėlį
jisai po truputį skystėja gumulėlis ir įkrinta į Pakaso ežerą. Mergaitė dar labiau pradėjo raudoti. Ką man dabar daryt? Kaip man? Ne tik tai, kad aš jau nebeiškepsiu to gniužulėlio, bet to gniužulėlio jau nebėra tešlos. Priėjo prie jos karvė, pasilenkė ir sako, mergaitė, ko tu taip gailiai raudi? O jinai ir sako, nu va, pamotė liepė iškepti pyragą, o aš ir tešlos nebeturiu. Karvė paėjo truputį toliau nuo mergaitės ir sako, deivių mergos, deivių marčios, padėkit našlaitėliai, ištraukit gabalėlį tešlos iš Pakaso ežero, kad mergaitė, išgelbėkit mergaitę nuo skaudžių smūgių šiandien vakare, kurių jis gaus nuo pamotės savo. Po kiek laiko subangavo Pakaso ežeras ir iš jo išniro deivė, labai graži deivė. Rankose jinai laikė tešlos gniužulėlį. Uždėjo karvį ant ragų ir vėl dingo Pakaso ežere. Atėjo karvė, prie mergaitės pasilenkė, o mergaitė tuo momentu rinkusi žemuogės buvo. Ir atsisėdusi prie laužo, ant smilgų vėrėsi tas uogas. Atnešė karvė prie jos tą tešlos gumulėlį ir sako, mergaitė, skubėk, kep pyragą, kol dar yra laiko, kad galėtumėm grįžti su pyragu į namus. Mergaitė įsikočiojo tą pyrago, tą lakštą visą, gniužulėlį, susidėjo visas uogas surinktas, uždėjo ant laužo ir iškepė. Parėjo vakare parginė gyvulius namo, pamotė ir sako, nu vat įdomu gyvulius, tai tu parginiai snūdžiau. Bet kaip su pyragu ar iškepė, o mergaitė padavė šiltą pyragą pamotė. Pamotė ir sako, su tokiu paniekinimu, nu jau jeigu snūdžius pyragą iškepė, tai mano dukros irgi iškep, bet jo dukrom niekada nesisekė, jo niekada neiškepė. O tas pyragas ir liko būtent mūsų paveldas, mūsų kaime, ir va šiandien paragausit būtent tokio pyrago, kaip kepė podukra. Tai dabar net ir nežinau. Štai pyragas pristatytas. Taip. Ir tuoj bus valgys, bus paprašytas. Džiugai priešai pikti mano ir duoda man naują vardą Litvomano. Man norėtų anie, kad aš lietuvis atšalčiau kaip ledas nuo tėvynės sūlio. Mat norėtų anie ir tą daryti, kad Lietuvos kalbą graban uždaryti. Piktumas jos ima, kad už ją kariaunu, tad ir Litvomano vardą už tą gaunu. Jei kožnas paukštelis čilba giesmę savo, kuriam jam tėveliai dar lizde čilbavo, tai klausiu, ar dera mane pravardžiuoti, kad motinos kalbą aš noriu godoti. Jei Dievas parašęs žmogų į ranką savo, godok tėvą savo ir motiną savo, tai ar ir užginta tėvynę mylėti ir savo tėvelių liežuviu kalbėti. Labą dieną, labai džiaugiuosi jūsų atvažiavimu kažkada senai, kokiais 95-ais atsivežiau čia vaikus ir seklyčiai radau išpūvusias grindis, grybą išėstas ir kurmių prikeltas. Kurmiarausių, tai buvo negera, o dabar va, jau gryčia tvarkoj, šiandien atidarat literatūrinį kelių, tai va su tuo mus visus ir sveikinu. Ir kviečiu visus ekspoziciją, nes jūs norit. Kai užėjo rusai po karą, uždrausta likti Vilniui ir nepriimtas į universitetą dirbti. A Vincas antras vokiečių okupacijos metais dirba policijos nuovadas viršininku. Vien už tai galėjo būti suimtas ir kalinamas. Pasitraukė į vakarus, atsiskyrė nuo šeimos. Į Lietuvą grįžo tik 98 metais, norėjo namie mirti prie savų. Bet sakau kartais, kad Lietuvos istorijas mes galime mokytis pagal brolių Miškinių gyvenimus. Šitą pusę pasakoja apie Matiejų. Va čia Matiejus Daugpilė gimnazijos gimnazistas. Mokęs Daugpilį privačioj, realiniai gimnazijai, mokslas mokamas.
gerai mokęs. Va čia yra 14 metų pagirimo raštas, muziejaus fonduose saugomas ir 13 metų. Tai jeigu kasmet gaudavo, reiškia buvo geras mokinys. Baigęs gimnazijų, Motiejus įstoja mokytis medicinos į Maskvą, bet neišvažiuoja. Juknėnus užplūsta germanai, pirmas pasaulinis karas ir medicinos mokslai jo lieka visiškai užmiršti. Vokiečių okupacinė valdžia leidžia jam įsteigti Juknėnos pradinę mokyklą. Maždaug jinai buvo senojoje Miškinių Gryčioje, maždaug ties Vidurių kaimo. Ir va, gražus 19-20 metų vyriokas tampa mokytojai. Va čia. Nu, šitam stende tai visiems vienintelę nuotrauką komentuoju. Man čia jis labai atsiskleidžia kaip žmogus. Čia jis su žmona. Žmona Angelė Nabadnyčėnaitė, Zarasų apskrities viršininko sesuo, Marti Tyko. Nors už Motiejų buvo 9 metais vyresnė, neišvaizdi, apkūnoka. Dar ten visokių griekų turėjo, da jie ir šeimos nesusilaukė, vaikų nebuvo. Tai jeigu vyrai mesteldavo Motiejų, sakydavo, nu tu taks išnašus vyras, nu nei iš jų, nei tų pasiėmė. Tai jis atsikirzdavo, kad garbė tam vyrui, kad raspaima mažų ir negražių, didelį ir gražių, bet kas paės. Tai esame aukštaitiškai Gryčiai, Gryčia 2 galų, vienas galas gerasiai, visų laik švaru, gražiai paklotas lovas, jeigu kas netyčia užvažiuot, kad būt kur priimt žmogų, giminį, kunigų. A kitas galas gyvenamas. A gyvenamam gali kaip pas visus, gali būti šrugų papilta ir bliūdai neplauti, taip kaip priklauso. Šitų Gryčias galų, kai kėlas gyvent 14 metais Miškiniai pasistatė iš senojo namą. Išardė ir iš naujo persikrovė. O tų Gryčias galų prisistatė tik 28-ais. Ilgai jie čia kūrės, nes bėdų ir nelaimių buvo. Sakiau jau, kad šituos namus miršta dukrytė Uršulytė nuo plaučių uždegimą. Sušala ir, nu, tai šiesais buvo taip, kad dažnai nuo šitas ligas mirdavo. Ir Miškinienė buvo valdinga moteriškė, sentimentų nelabai pripažina, o prie dukters karstą raudoja. Va, klausinėjau Uršulytę, kad mes pasistatysim namelius, va ir pastatėm tau namelį ir išrisavojam juodų kryželį. Nulydi vaikų vajasiškin, praeina metai, netekties skausmas lik ir atlėksta. Iš Utenos nevadėliojamas arklys pareina pats ir parveža vežimį negyvų Juozapų Miškinį. Lieka moteriškė su 3 paaugusiais berniokais ir nesutvarkyta sodyba našle. Šitą moteriškę visus 3 savo vaikus išmoka, 2 baigė universitetą Vincas Palicijas mokyklų ir susitvarka sodybą. Patys broliai Narčiai gegutės nepasidalina. Žinot šitą istoriją? Aha. Vienas brolis išėjo už kuriom, kas ir už kurį žinot, sako, Marčias gyvenimas sunkus, bet ir už kurią neduok Dieve, už kurią net perkūnas netrenkia, sako. Tai va, Velykų proga už kurinis atvažiavo tėviškę. Sadėjo broliai už stalą, alaus, prigėrė, privalgė, apsunka, išėjo laukan pasvaikščią. Eina ir tėviškės brolis sako, va dabar mano rugiai žaliuoja, va mano pelkę aš jų nusausinsiu, va mano beržynas, beržy gegutę užkukavo. Sako, va, gegutė mano kukuoja. Ir tada jau užkurinės nesusturėjo šėrė tėviškę likusiam broliui. Paskui, kai taikės, tai užkurinys sakė, rugiai tava, pelkė tava, beržynas tava, nu nars gegutį, tu man galai palikti. Sakiau, kad Motiejus tobulai mokėjo rusų kalbą. Vertė rusų klasikų. Dirba už šito stalo, dirba naktim. Vertimus rašo pieštuku, sako, šių nakt nugraužiau 3 pieštukus. Ir jeigu kas nors iš Juknėnų paklausė, čia tie medžiai buvo mažesni, gal jų ir nebuvo, kuo tu veiki, kad per naktį žiburiuoji. Motiejus sako, aš dirbu, man geriausia naktim, naktį aš galiu susikaupti, dieną tai paukščiukas langan pabeldžia, tai kas nors užeina, išblaško mintis ir man jau sunku susikaupti. Dar turiu pasakyti, kad iš pradžių vertimus pasirašinėjo kito vertėjo Urbo pavardę, tik vėliau sudarė sutartį su vaga. Radau nuo cigarų dėžutėj. Sakiau, kad Angelė visokių griekų turėjo. Nu nežinau, ar čia griekas šiandien. Miškiniai rūkė ir Miškinienė.
Angelė, Motiejaus žmona, rūkė pypkę. Tai jie, kai čia atvažiavo, kaimas ilgai šalinosi, sakė, boba ragana, pypkę rūko. Ir mano, pavyzdžiui, Vajesiškį, kaime bažnyčia, tai važiuodavo Vajesiškį, pasakai, sako, pasibaigė mišęs, abudu už tvaras išėjo į Šventoriaus, už Šventoriaus tvaras, kad traukia dūmų, kad traukia nugi gyvatės, pavažiuotų, tik paberžant biškį, taigi parūkytų kūjau, 15-10 minučių negali pakentėti. Na va, bet paskui kažkaip įsitrynė jinai į tą kaimą ir pradėjo eiti giedot. Ir Juknėnų giedorkas išmokė mandresnių giesmių, kaunietiškų. Ir vat Juknėnų giedorkos buvo labai populiarios ir jas veždavosi į pakravus, į laidotuvės. Vat, priprato tiesiog. Tai va toks likimas. Ir ką jau nauja išė.